Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Pamenate, praėjusioje laidoje rodėme siužetą apie tai, kur reikia dėti žaliasias atliekas. Galbūt tiksliau, kur jų negalima dėti. Net informavome, kad bus reidas, kurio metu bus tikrinami privačių namų buitinių atliekų konteineriai. Kad gegužės mėnesį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras su savivaldybė darys reidus patikrinimus dėl žalių atliekų. Ir bandysim paaiškinti žmonėm ir nustačius tikrai grubius pažeidimus, kurie žmonės deda žaliasias atliekas į konteinerius, galgi net bus skiriamas ir baudos. Kaip ir žadėjome, šioje laidoje reportažas apie reidą. Ne kiekvienas informacijos pilna jūsų tinklalapyje, bet tai, kad neskaito dar. Ir ne kiekvienas turi tą. Čia matos, kad žolė. 3 damos, lydimos laidos Žalieji namai, be jokių skrupulų ėmė tikrinti privačių namų kvartaluose stovinčius buitinių atliekų konteinerius. 3 damos – tai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atliekų surinkimo ir transportavimo kontrolės tarnybos vadovė Rita Ivaškytė, viešųjų ryšių specialistė Monika Narbutienė ir Šiaulių savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vyriausia specialistė Valdonė Kaminskienė. Irgi žolė apačioj žolė. Reido metu akis badė ir kiti pažeidimai. Labas, gražuoli, ar registruotas esi? Ką? Ar registruotas? Kvies šeimininkų. Viešosios tvarkos skyrius, specialistė Kaminskienė. Kiek laiko duot pašalinti iš gatvės? Prašom iš mūsų kiemo pašalinti viską, ką pasidėjo. Ir kuo skubiau. Kiek laiko? Draudžiama, tai savam kiemė. Ir vežat iš savo kiemų. Bauda nuo įspėjimo iki 2000 litų. Taip, kad kuo skubiau? Apačyro mišrūnui reikia savivaldybės leidimo. Taip, kad atvyksta pas mus savininkas, kas į viešosios tvarkos skyrių, tvarkytis leidimo. Labadiena, bus iš savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus. Noriu pasiklausti, šitas žvyras ir šitos atliekos jūsų? Čia dabar kol statyba vyksta. Kaimynas statosi namą ir gali betonuoti tą tvorelę ir sudės visą. Čia mėnesio bėgi. Šitą? Jo. Bet kieno čia yra jūsų ardyta? Ne, čia. Čia ardės, čia tos viskas. Aš čia nesavininkas. Tai va šitas dalykas yra šito namo? Jo. Šito namo. O šitas dalykas? Šitas dalykas čia namo. Tai dabar darom ir tai pasinėdės. Kiek tas pas? Porą dienų neliks? Nes gatvėj sandėliuoti viskai yra draudžiama. Atsivežat, pilat iš pas save. Gerai, pasakėt viskas. O čia visas kitas yra šito, taip? Nu kaip, jis čia sunaudos. Tai sunaudos, bet kieno tai yra? Klauskit jo. Stabtelėjome Medelino gatvėje. Moteris ravi pievelę. Šalia konteinerio žaliųjų atliekų pilnas maišelis. Konteineryje jų yra taip pat. Pone, jūs čia konteinerius norėtumėte? Mano. Šiaip ir nelabai aš dedu tų žaliųjų, nors dedu į maišelį. Bet tai jie vis tiek vežami visos atliekos į sąvartyną. Tai nėra buitinės atliekos, tai nėra, kur galima šalinti sąvartynę. Čia tamsta dabar pienės sumetata, ne? 19. Čia, tai jūs iškis tikrai. Ar žinot, ponas, kad negalim žalių lapų ir šakų dėti tą konteinerį, nes viskas važiuoja į sąvartyną, sąvartynė negalima šalinti žalių atliekų. Jų nėra čia saulė. Na, nes Tai dar būtume dar... draudžiama dėti jas. Kompostuokit. Visien va daržą turit šiltnamį, kompostas neblogas gaunas. Tai ir tas taip pat reikiamas. Ir galima skirti net baudą už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą. Taip kad mes dabar... Nu, čia gerai. Na, čia nėra. Nematom bent jau labai paslėpta turbūt. Čia irgi, vat, jeigu jau lupenas virtuvės, tai galima, bet vat žolių, kad tvarko teritoriją.
Tai nei šakų, nei žalių, nei lapų, nei daržo kažkokiu atliekų negalima dėti šitos konteinerius. Atliekų tvarkymo tarnybos specialistai, aš būsiu savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus. Tie, kurie jau vykdo kontrolę ir baudžia už pažeidimus. Taip kad dabar prašome jūsų tvarkyti taip, kaip priklauso. Žalios atliekos turi būti kompostuojamos. Gerai. O jeigu jau labai daug turit ir nenorit savam Paglaviau kaip žydis biškių. tai reikia tada išvežti prie Kairių sąvartyno, yra žalių atliekų aikštelė, kur ten priema nemokamai. Deja, žalios atliekos į komunalinių atliekų konteinerius yra metamos, o tai yra jau komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas. Žaliosios atliekos turi būti kompostuojamos savoj valdoj, arba jeigu tai yra didesnis kiekis, vežamas prie Kairių sąvartyno įrengtą žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Ten atliekos yra priimamos iš gyventojų nemokamai. Bet yra ir kitas būdas, atvažiuojate, pamatote, išsitraukite popieriuką fotoaparatą ir žmogus turi kabutėse premiją. Šiandieną mes kaip tik tai tų namų gyventojus įspėjome apie žaliųjų atliekų tvarkymą, o ateityje viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai patikrinę ir radę tokį pažeidimą, valdų savininkus jau baus. Pagal administracinio teisių pažeidimo kodekso 161.1 straipsnį yra numatomos baudos nuo įspėjimo iki 2000 litų. Dydis baudos priklauso nuo kiekio ar nuo atliekų rūšies, kur yra draudžiamai įdėta? Pirmą kartą bus surašomas administracinės teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu, kur administraciniam nurodyme nurodoma bauda 10 litų. O pakartojus jau tą pažeidimą, bauda bus didesnė. Žaliosios atliekos galbūt net nebuvo šiandien labiausiai, kur akis užkliuvo. Netrukus ir kitos radome. Taip, konteineriuose radome pakuotės, daugiausia plastikiniai buteliai, kurie turėtų būti metami antrinių žaliavų aikštelėse įrengtus konteinerius skirtus plastmasei. Ar už tai, kad nerūšiuojamos atliekos, numatomos kažkokios administracinės baudos? Pagal tą patį straipsnį. Pusė kelio užgriozdinta statybinėmis atliekomis, tai irgi šiandieną mums užkliuvo. Akis badė. Taip, tai yra Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, kur draudžiama bendro naudojimo teritorijoje, šiuo atveju, kaip matėme, ant gatvės, krauti statybinį laužą, žemių krūvas, žvyrą ir kitą dalyką. Tai žmogus turi savo valdoj sandėliuoti, bet ne gatvėje. Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.